Nu, ką tu, įdomu tavo, ne? Ir bijo, ir įdomu jam. Tai jaučiai labai daug pas ką kultūrose yra garbinami, tai gali suprasti tik pabuvęs tarp jų, dėl ko taip yra. Nes su jais turi būti visiškai ramus kaip ir su bitėm. Tai kai eini prie avilio medaus kopinėti ar tvarkyti ten kažką, tai turi visiškai būti ramus ir tada ir bitės būna ramios. Lygiai taip pat yra su jaučiais. Tai kai pas juos ateini, tai turi toks būti apsispakainęs visas, vienu žodžiu, ilsėtis. Ten irgi tokia daugiau meditacija, bet yra irgi labai būtina, kad tiesiog, kad tie galvijai nesulaukėtų. Bet koks gyvūnas ir gali būti pats labiausiai prie rankų pripratintas gyvūnas, palikus į porą mėnesių vieną laukuose, kur yra pakankamai žolės, yra vandens, lyg tai prie jo eiti nereikia, bet jis nesocialus pasidaro. Tai neįmanoma nei prieiti, tiesiog, kad ir kokia ten, jeigu atsitiktų kažkas, reikėtų pagydyti, tai tiesiog būtų nebeįmanoma jau. Tai dabar jau irgi pasidarėm planą, bent jau kas antrą dieną važiuoti pas juos, pabendrauti. Nu, tai kaip ir mum ir meditacija gausis, kaip pasibuvimas su galvijais. O jie yra labai, tokie žingeidus, tikrina, kas čia toks. Viskas jiem labai įdomu. Ir jie visiškai yra socialinės būtybės. Jiem labai reikia kontaktą, būti su jais. O pas mus, kai jie atsirado, čia prieš keletą metų, tai mes labai jų bijojom. Bet realiai, kai atvažiavo, tai kažkas apsivertė viduje. Ir tas garbinimas, man atrodo, yra ne šiaip savo, nes jie dar turbūt gal skleidžia kažkas laukos, kad ateina ir čia būna labai gera su jais. Tai jeigu juos palieki taip vienas, nes čia atsivežėm vieną bandą, tai tokią laukinę, tai jie visiškai sulaukėja. Nu, pasidaro kaip laukiniai gyvūnai. Ir tiesiog mes net nežinom, kad tokie galvijai gali būti. Viena mūsų naminė banda, kur jau mes iš senai auginam, tai visiškai rankiniai, eini prie jo, tarp jų vaikštai, parsivežėm ir mes apačiai per 300 metrų negalim prie galvijų prieiti. Tai visiškas šokas man buvo, visiškai nesocializuoti buvo, netgi skambinom į stambių gyvūnų klinikos, galvojam, gal kažkokių prijaukinimo yra būdų, gal yra kažkokių laižalų ar dar kažkokas, kaip galima tą galviją prijaukinti, bet mums pasakė, kad galvijas yra labai socialinis gyvūnas, jam labai įdomu, ką žmogus veikia, kur jis eina, ką jis veikia, tiesiog, kad reikia pasieiti ir jisai visiškai laisvai prisipratina. Tai dabar jau pažanga bele kokio didumo yra, nu tiesiog būdavo, pakeli ranką, va taip, tą musę kanto, pakeli ranką ir jau jie skuodžia nuo tavęs. O dabar jau mes jau laisvai vaikštam tarp galvijų, draugavom visiškai. Ten jau jų apsikabinės ten negali būti, nes aš kažkaip ragiai tokie dideli, tai aš labai ten jau taip myluotis, tai nelinkusi su tais galvijais savo, bet drąsiai gali vaikščioti tarp tų galvijų. Va, kol tu būni su jais, tai jie tokie, nu jie labai kopijuoja viską kaip ir žmonės, tai daug negalvoja, pasižiūri, ką kiti daro, tą ir jie daro. Nu, faina su jais. Tai mes neįsivaizduojam ūkio be gyvūnų. Taip? Jo. Reikia žiūrėk leidis paglostyti. Jo. Tai pažanga labai didžiulė padaryta. Ir iš tikrųjų, nueikit pas savo gyvūnus, jeigu laikat.